Город зеленого цвета, ты так похожа на лето. Štai skambant tokioms melodijoms į Vilkijos seniūniją Padubysio kaimą renkasi Valstiečių liaudininkų sąjungos nariai. Metai iš metų organizuojamame sąskrydyje maždaug 1000 atsigaivinti nuo vasaros darbų panorusių žemdirbių. Tarp atvykusių pasveikinti valstiečių nėra nei vieno valdančiosios partijos atstovų. Užtat opozicinių partijų nariai valstiečiams linki likti vieningiems, o partiją palikusiai Kazimierai Prunskienei sėkmės. Aš manau, kad šiandien kurt naują politinį judėjimą arba naują partiją yra tikrai ganėtinai sunku. Todėl, kad ir žmonės nusivylę, ir ta pati tokia situacija. Bet jeigu kažkas tiki, turi jėgų savį ir mano, kad tai gali padaryti, tai aš linkiu tik tai sėkmės. Partijos įkūrėja, buvusi jos pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė tikino partiją paliekanti tik todėl, kad negalinti įgyvendinti kai kurių idėjų. Viena iš jų, kad partija būtų orientuota ne tik į žemdirbius. Vedlė išėjo, o jos idėjos, reikia manyti, netokios ir blogos liko. Jas įgyvendinti ruošiasi dabartinis partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Pasitraukdama iš partijos Prunskienė išplatino pareiškimą. Jame juodu ant balto nurodoma, kodėl ji traukėsi. Esą partijos atstovavimas tik žemdirbiams nesudaro jai galimybių dirbti efektyviai. Tuo metu dabartinis partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis šią Prunskienės mintį ėmė ir įtraukė į artimiausius partijos planus, kaip idėją, kurios Prunskienė esą taip ir neįgyvendino. Jinai partijos pirmininkė buvo 8 metų ir tikrai niekas nemaišė to daryti. Tiesiog buvo tai nedaroma ir apie tai nebuvo galvojama. Dabar labai lengva šnekėti, bet iš tikrųjų reiktų prisiminti tą laikotarpį. Visa orientacija buvo jos asmeninė vertinimą, jos asmeninį reitingą, bet vėlgi tai buvo ta politika, tam tikrų momentų davė rezultatus. Atėjo laikotarpis, tie rezultatai tapo nebetenkinantis. Sugiedoję Lietuvos himną ir iškėlę partijos vėliavą, valstiečiai paniro į malonumus. Kai kurie tikino, jog esą išėjus Prunskienei iš partijos, neliko iki šiol buvusio partinio diktato. Galim mes reitinguoti visus, galim kritikuoti, galim reikšti savo nuomonę. Kiekvienas gauna elektroninį paštą. Kas vyksta partijoje, galim, toks yra bendravimas. Ko seniau nebuvo. Tai ta prasme pasikeitė į gerą? Taip, kas be ko. Dabar mes nebijom praktiškai apačios, nebijom pasakyti viršui, sakykim, vidurys irgi liktai neegzistuoja. Lietuvos liaudininkų partija skilo triuškinamai pralaimėjusi Seimo rinkimus. Reporterė Edita Norkienė, Vilkijos seniūnija, Padubysio kaimas.